Atvykome į savo fancy viešbutuką. Va tokį. Va tokis va vaizdelis. Šaunus. Einam ieškot kambariuko. Čia su nieka lygins Kuala Lumpūrą. Okei. O čia suprantu. Viešbutanas. Einam pažiūrėti. Aš neatsimenu. Irgi neatsimenu. Neturi balkono. Dabar tamsa. Ne. Nice. Čia galėjo dar draugų atvažiuoti. Pasižiūrėkime, kas čia. Va tai va. Dušiuks. Kas? Pagaliau veidrodis yra, nes šokinėjau ten. Nu labai nice. Visur palei gatvę tokios parduotuvės. Praktiškai nėra takelių, tiesiog visur eini ir visur parduotuvėlės. Einam dabar ieškot kažką suvalgyt. Su va tokiais gali važiuoti? Ne. Tačiau čingeris meilė. Daug yra tokių labai suturistų. Su va tokiu va. Ai, tu žiaus skanas. Rožinė tokia. Ragap mano. Ai, tu koks skanos. Paragap mano. Labai skanu. Žiauriai saldus. Gavome patiekaliukus. Šiaip atrodo gerai. Pas Damantę yra pats tradiciškiausias Malaysian kažkoks patiekaliukas. Kiaušinis. Yra jo ryžiai su kokonutu išvirti. Dar čia kažkokie dalykai. O pas mane tiesiog maistas, короче, neglištai, kad dabar valgyti tavai. Tomorrow. Yeah. Matai, va vyksta prekyba visokia. Jau prisiminė mus ir sako, I give you discount if you want this one. Nes mes pabėgom. Matė, kad nupirkau padėtų. Mes patepėm. Jinai nusisuko pakeis pinigų, mes patepėm. Vis tiek nupirksim. Bet nupirksim rytoj. Laurinui ir Kotrynai. Pažadėt. Man atrodo, kad jie turi, bet vis tiek nupirksim. Svarbu nepataikyti tokį patį. Nu va, savo viešbutukyje jau esam. Va tokie vaizdeliai. Yra baseinukas. Yra visko. Einam išsirinkti vietą. Ir varysim... čia yra šalia. Ir ten eisim į kitą baseiną. Suaugusiu. Išsimaudyti. Einame išbandyti Burmos jūros. Dar kažkaip kitaip vadinasi, bet aš ją labiau atsimenu kaip Burmos jūra. Damantydze ruošiasi. Va, tapkutės naujas, viską. 6 eurus. Viešbutį paimtas. Einam, įdomu pabandyti, ar jellyfishai mūsų nesigels čia į vienus vartus. Pirmas maudynės. Ateik margarytis, meilė. Labai neskaidrus čia vanduo, galiu pasakyti. Ir buvo parašyta, kad jellyfishų daug yra. Tai reikia atsargiai. Gal nesigels mūsų, tikėkimės. Nenorėčiau, kad sigeltų. Būtų nešaunu visai. Einam greitai įlipam, kol jellyfishai mūsų nesulėse. Čia yra daug dadų, žinok. Gerai. Aišku, buvo privalgyti labai daug. Tai gali būti žarno apsivertimas. Kodėl bijau, nes nematau nieko, žinai. Damantė labai bijo. Gali būti, kad jie įkas koksai. Jūros ežys. Įsubinė. Čia gyvena visokių gyvūnų. Čia gyvena visokių gyvūnų. Visokių įvairių gyvūnų. Gerai, viskas. Va tokia va šiltumą. Tiesiog tas pat, kas lauke realiai. Visiškai nieko nesiskiria. Kitas. Kamino rūgštis. Gal baseinas šaltesnis. Labai malonu. Ir saulė šiandien yra pirma diena, realiai, kai taip normaliai saulė šviečia.
Gerai, užtenka baseiniuko, išsimanėm išsimaudyti, oi ne išsimaudyti, pavalgyti. Einam ieškoti kažkokio street foodo paragauti. Šiaip, bet visai faini praėjimai tokie visokie. Ten prieš tai matėm tokių bomžinėlių, tai gal ten paragausim kažką skanaus, patai kokį ar dar kažką. O čia tai iš vis jau net Domino pica yra. Jo. Mečetė. Norėjau paragauti krabą ir čia, kai atnešė ką tik man gyvą krabą parodė. Aikt, sau biškį keista. Ir dabar aš jį valgysiu. Bet kondarytis jau ten surakintas. Jau reikėjo jį išlaisvinti. Reikėjo išlaisvinti iš kančių. Jisai rytoj sugrįš į vandenį vėl. Gerai, jokauju. Atkeliavo ponas krabas. Štai toks kariukas. Turėtų būti labai skanu. Atrodo tai žiauriai gardžiai. Atvažiavome į lokaciją. Varom dabar, susimokėjom už valtį ir plauksim iki Beždžionių salos. Ne salos, Beždžionių paplūdimio. Pažiūrėt, kas ten gero. Kažkiek pabusim ir po to grįšim ir važiuosim dar su Pirda kažkur pavažinėti. Va su tokiu va plauksim Geldonešiu. Tikrai geldas. Telefą čilina. Kapitonas supasi. Tokie va dalykėliai. Įdomu, įdomu. Varysim vat su tokiu mažu pasirodo. Dar penka. Perlis. Sen mampu ya buat terok. Jo, čia tik bandas lakėtuvo. Nu va, atplaukiam į savo salą. Ai, va yra, matau, Beždžionių, bet labai mažai žmonių. Bet mums labai gerai, kad labai mažai žmonių. Jo, iš tikrųjų beveik visur, kur varom, mažai žmonių. Thank you. Kai pasiėmėm pepsiuko, siūlo mums su keturračiais, nes nėra žmonių, realiai tai viską siūlo, bet normaliai, ne piktai. Jeigu kažką pasakai, kad vėliau, tai ir vėliau reiškias. Viskas cool. Ai, savo, kokia šalta. Tai va, einam prasivaikščioti, tada eisim pagulėt, gal kažką paveikti. Mr. Handsome, please for me, 5 stars. Welcome to the Monkey Beach. Vaikšto Beždžionišiai. Kačiukas sėdi gražus labai. Sveikas. O čia žiūrėk, ateina mankis. Ne, dingsti iš čia mankiai. Man tai tas labai gražus. Hello. Sėdi bezdukai. Sėdi katinai labai juokingi. Kryžiukas. Iš Domantės norėjo atsimt Coca-Cola Beždžionę. Joga. Išmokęs čia tokių jogosių?
Broniuokus. Servizas ir gyvenama vieta. Prie pat jūros, vat gražiai. O iš tikrųjų, va tai, va, ne visiškai gražiai yra. Wow! Nice! Va. Bandom. Katytė. Mergaitė. Stovi. Einam pasiimt pirdulą, jeigu dar nenurinko. Ir važiuojam atgal į viešbutį ir būsim apvažiavę visą šitą salą iš abiejų pusių. Vis minus gaunas apie 2 valandas apvažiuot, gal biškį daugiau net. Visi žmonės patys su šalmais, o vaikai be šalmų. Labai įdomu. Negaila vaikų. Nes aišku, kai 10 darai, tai vienas ten ar ten jau tikriausiai. Wow. O aksuancinis inklai. Ne, ką. Hai. Po daug kelio ant motopirdelio atvažiavome į libanietišką restoraną. Pasiėmėme kažką čia. Dar sugrėtinę ragurką. Pasiėmėme humusą. Pasiėmėme raudoną ranką nudegusią nuo važiavimo. Ir dar po libanietiško kažkokių tai dalykėlių. Ir dar vienas atkeliauja dabar maistas. Thank you. And prawns. Nice. Very nice. Volbukas. Skanu. Einame valgyti. Veidas gal jau išsiplovė, buvo visiškai juodas nuo motopirdelio. Labai smagu. Čia jūsų kažkuo įdarytos? Einam jas. Atvarėme į Keklaksi šventiklėlę ir lipsime viršų. Yra 1200 laiptų iki viršaus. Tai visai įdomu, čia yra 19 amžiaus budistų bažnyčia. Oi, ne bažnyčia, šita šventykla. Nežinau, kaip vadina jie jo. Jie. Einam gal bilietų kažkur ten arba ten, nežinau. Pašersim vėžliukus. Čia jie taip nori? O dieve, vargšai. Pažiūrim, kas vyksta. Nevalgo jie. Eik, tu savo kaip. Žiūrėk, galvyčių. O, kaip... O gal jam visą reikia Visą mes pagalį. Valgo jie? Nem. Valgo. And so. Imk. Žiauriai, Gal jėkinga. reikia dar nupirkti. Prasideda laiptai. Laipteliai. Lipam, kopiam. Matom, darom. Va tokie vaizdeliai. Vaikšto vienuoliai budistų su oranžiniam aprangom. Labai nice, and so. Labai graži šita iš tikrųjų. Taip matos labai daug darbo įdėta. Svastikų vat yra ten. Ten va, nežinau, matos. Dar visokių ženkliukų. Labai gražu. Einu batus nusiauti ir į vidų įeit pažiūrėti. Nu toks va vidus. Tokios vietelės. Galim pažiūrėti dar vieną šventyklą. Damantė su Fatiko ganasi. Fatkę sudarysim. Pažiūrėsim, kas gaunas. Eina dabar šventiklėlę pažiūrėti. Į vidų tikriausiai neisiu. Ai, čia ne, čia tokia mažytė, tai gal ir eisiu. Nes tingiu batus nusivinėti visur. Nice. Buda. Dičkis. Starbambinis. Šitie dailo. Šitas geras, pa. Šitas geriausias yra. Ir šitą dar nors. Gerai. Įmetam 2 pinigėlius. 2 pinigėliai yra 5 centų. Pakabink to. Na, čia parašyta. Success ahead. Aukštą norėčiau. Aš ant tą galiu, jeigu nori.
Va čia. Atsipadau. Dabar užsiema kaligrafija gražiai. Atvykome, bet čia jau biškelį aukščiau. Ja, einam ten pasivaikščiot. Lipsime į viršų šitą daiktą. Dar biškutuką laipto. Dabar jau lipame vieną iš šventyklos bokšto. Tai va. Šiaip labai tikrai faina vieta. Pilna įdomių žmonių. Įdomių vietelę. Visokių. Va toks vaizdelis viršuj. Tikrai dailus. Tikrai neprastas. Po to lipsim va ten. Visai nemažas miestelis, tas Georgetownas. Tikrai šaunus. Statulėlės vadai. Atrodo, kad vienos trūksta kažkada. Labai nice. Važiavom su traukinuku į kalną. Esame permerkę prakaitą, tai nenorim lipti. O statulėlė. Belė kokio dydžio. Labai gerai atrodo. Visa. Šitą vieną gražesnių iš tikrųjų. Labai patinka. Ir miestas labai gražiai matosi. Valgo damaltinę savo kažkokį japonišką dalyką. Panašu į rameną, bet ne ramenas. Bet labai skanus. Čia vyksta perkelinėjimas nuotraukų. Va tokia va kavinukė. Restoranas, kavinukė kažkas. Labai jau norėjom japoniško tokio grinai maisto. O čia Asian Fusion šiaip. Asian Fusion kažkokio, jo. Šiaip labai skaniai atrodo. Ką laukiam mano patiekaliuko. Yeah, thank you. Va tokis. Čia. Tom jiem seafood. Čia skuidas yra. Galiu pasakyti, labai skaniai valgom, žinokit. Aštrus tom jamas mano. Su seafoodu. Tik kiek mano kainavo 18 pinigų. Mano kainavo 5 eurai. Milžiniška porcija iš tikrųjų. Toks. Mano. Irgi. Gal dar pigiau. 18 pinigų, tai mano dar pigiau. Iš vis ten 4 euros centais. Na. Va tokia patiekalukai. Patatis. Naujas viešbutis, ką tik privalgėme. Šiaip labai skaniai kvepia visur. Žiauriai. Naudokit, please. For me, please. Parašus pinigėlį. Pikieškit. Tadam! Wow, čia. Žiauriai fainas. O ne. Dega signalizacija. O tai čia, žinok, mes gali būti evakuotis turim. Sakai? Taip. Pažiūrim, kas pro langą yra evakuojamas. Va, stogai, kur žmonės gyvena. Tai einam jaučiu. Einam. Evakuotis einam? Einam evakuotis. O eik, tu čia visokių paliko dalykų. Ant apsišikimo. Čia dušas. Gerai, kaip tik vat gali pažiūrėti, kur mums eiti. Ne, čia kad duris neuždarytos.
Nes durniai. Neužrakink, tai kaip aš nemokėsiu dėdės. Aš mokėsiu. Tai va, toks kambariukas šiaip labai dailus. Labai gražus, labai patinka. Čia galėsiu žiūrėti Damantę, kai duše prausiasi. Su rūrė nuoga. Gerai, turime neblogą baseinuką šį kartą. Va toks. Žiauriai fainas. Belekai. Labai gražus. Einu maudytis. Tikriausiai, kad varau maudytis, šoksiu. Žik tik tai ir išsimaudysiu. Žik tik tai, va tai va. Šaltokas. Einam pasižiūrėti, kaip atrodo apačia Eiktso. Smirda durianų nesumaniškai. Labai neskanus vaisius. Nežinau, kaip įmanoma valgyti. Jo. Va tokias vaizdelis, šaligatvį nėra, einam per tiesiog takelį. Oi, ne takelį, per gatvę. Tai va, tokie varikaliukai, šiaip tai fainai, gražu. Tokie va dalykėliai. Dalykiukai. Ai, čia vat nusipirka ir pats kaip. Pasižiūrėsim, ką čia mums siūlo. Ir taip toliai nuo manęs, nors tam pačiam kambarį. Virnam. Dabar čia gaidžių gaidys. Sultis pasiėmiau dragon fruito, neįmanoma gerti, žiauriai neskanus. Kažkokį poskonį. Pasiėmiau, jo, kažkokį turi poskonį panašaus į durianą man. Krevetės. Gaidės. Net skrandis pauda iš karto. Geriausia ryžiai. Biškai jokios skonio, jokios druskos, nieko, tiesiog ryžiai. Skaniausia iš to, ką čia davė. Daržovių kodai labai skanus. Daržovės, be skonio irgi. Ne, normalius, tik kad kotai tik tai nėra daržovių. 3 morkos, morka va tokia va viena ir lapai kažkokie. Ir čia, jeigu penangė čia va kažkur busit, nerekomenduoju. Vyksta malda kažkokia. Pavargo net ką tik dėdė dainuot. Grįžom po maisto. Buvo išsukta į tualetą. Aštraus maisto jau biškiai yra reikalų. Tai reiks biškelį jau ramiau. Dabar atverim į baseinuką pasimurgdyti, tikriausiai pagulėt pasimurgdyti. Labai faina aplinka čia. Žmogus su megztiniu atėjo jau. Damantė jau priprato taip prie karščio, kad jau su megztiniu prie 30 laipsnių vat žmogus. Va tokie varikaliukai. Eisiu tai maudytis. Buvo prisipirkto maistelio, visokio nesąmonų. Visą maišą. Jogurtikso gal. Jo kefirikso visokio. Dar visokių dalykėlių. Guminukų, sausainių. Bomšpakis damantydžiai. Ir buvo išleisti 7 euriniai. 7 pinigai. 30 mirkų. Einam dabar dar pamiršom nusipirkti šitą. Atsigerti kažką gazuotą biškelį. Galbūt. Ir tada jau eisime į lovytę, gulėti, pabūti. Rytoj turime kitą skrydį.